Labadiena, Šarūnas Ramanauskas, Magic Lime Akademija partneris. Mes šiandien pakalbėsim apie sistemas, kurios dirba, kurios naudojasi programos apie naują programą Unilime. Ir žmonėms parodysiu sistemą, pagal kurią dirba mūsų lyderiai, kurie uždirbė milijonus yra, nes kompanija jau 4 metai. Ir aš turiu patirties jau 2,5 metų toj kompanijoje ir iš tikrųjų žinau, kad tai yra uždirbami pinigai išmokami, nes Magic Lime Akademija tai yra tiesiog žmonių bendruomenė, kuri susivienyje ir tas žinias naudoja internetinėse technologijose, kaip uždirbti pinigus, mokina čia kaip nuotoliniu būdu, kaip su kompiuteriam technologijom turėti pajamų. Ir visos tos sistemos veikia, išmokos mokamos ir todėl mes turim pasyvias pajamas ir gaunam. Norėjau aš su jumis pasidalinti vaizdu. Tiesiog čia yra Magic Lime Akademija, skaidrės. Ir tai jūs turit galimybę pažvelgti į save, į savo mokslus, į švietimą, išsilavinimą iš kitos pusės, iš kitomis akimis, kaip viskas tas darosi nuotoliniu būdu, kokios galimybės yra, kada mokaisi ir tuo pačiu uždirbi pinigus. Kompanija duoda žinias, tai yra temos įvairios, tai yra ir sveikatinimas, ir bendras išsilavinimas, ir užsienio kalbos, rinkodaros, tai yra apie tinklinę rinkodarą, žinios, asmeninis finansinis raštingumas, tai yra kaip ir būtinybė kiekvienam žmogui, kad jis pats kontroliuotų savo pinigus, pats kontroliuotų įnešimą, įdėjimą į kažkokias kompanijas, turėtų supratimą, kaip yra, mokėtų biudžetą pasiplanuoti. Asmeninis augimas, tai tiesiog saviraiška, psichologija, nusiteikimas darbui ir galimybės yra verslą internetu daryti, ypatingos specialūs mokslai, tai yra darbas su akcijom, su kriptovaliutom, su investicijom, kad jūs neprarastumėt pinigus, kada dedate kompiuterį, atskirtumėt įvairius hypos, piramidės. Ir tai yra galimybė gauti žinias tokias, kad tiesiog neprarastumėt pinigų, dėdami į kažkokias kompanijas, kurios pusiau teisėtos, pusiau neteisėtos ir žmonės daug sudėję pinigų ir daug praradę, už tai pasitikėjimas bendra rinkodara tinklinės prekybos nelabai yra geras, nes pas daugumą patirties yra iš nemokėjimo, kaip tą daryti, praradimai pinigų ir tą patirtim dalinasi ir patarinėja kitiems žmonėms, kad geriau nelysti, nes aš praradau ir visi kiti praranda dėl to, kad tiesiog tai yra žinios, mokslas, kaip tai daryti. Skaitmeninis raštingumas vėl reikalingas šiais laikais, jau be šito neapsieina nieks. Ir aš Unilime programą, pakalbėsim šiandien apie ją, tai yra nauja programa, Magic Lime Akademijos sukurta ir jinai yra atsiskaitimas, joje yra USDT prilygsta $1, tai yra stablecoinas, stabili kriptovaliuta, kuri nešokinėja 15 metų nei žemyn, nei aukštyn ir po 15 metų bus vienodam lygiai, tai vienas USDT, $1. USDT tai yra pati didžiausia kapitalizacija iš kriptovaliutų, už tai, kada yra šokinėjimas kriptovaliutų, tuo laikotarpiu, kada jis šokinėja ar nupinga arba pabrangsta, žmonės laiko pinigus USDT padėję, laukia, kol pakils arba nugrius ta kriptovaliuta, kurioje dirba. Unilime programa tai yra aktyvavimas programos, tai yra 10 USDT, tai $10, kursas vienas Unilime'as, vienas USDT prie Tether keitiklos pririšta, tai USDT keitikla TRC20 vadinasi, ir nuo 2 žmonių pakvietimo, kurie atsistoja į pirmą vietą ir viršuje antrą vietą, jums grįžta tie pinigai, ką jūs sumokėjote. Tai šis projektas
lygiai taip pat atitinka ir senesnius projektus ir visos sistemos yra vienodai, kad nuo 2 pakviestų žmonių jums grįžta jūsų pinigai. Nes Laim sistemoje yra 8 programos, tai ir kelionių, ir automobilių, ir namo programos, ir Bitlaimas, ir Laimas. Ten alga mokama bitkoinais, čia naują programą sugalvojo, kad būtų stabilesnė išmoka, stabilesnis įėjimas, nešokinėtų įėjimo kursai rišti atsiskaitimą prie USDT. Ir čia skaidrė yra pirmo stalo. Tai yra 2 žmonės stovi paskui jūs, paskui tuos 2 žmonės stovi 4 žmonės, 4. Ir va šitaip, kad atsistoja į tą vietą žmonės, ateidami į programą, jie susimoka pinigus, tai yra tie pinigai susikaupia ir 2, 3 vietą pereina, kaip matot, 9 + 9 + 9, 27 2 lygį. Kompanija turinti piramidinę sistemą, vėliau pakalbėsim, ir turi galimybę tiesiog jums labai greitai sugrąžinti pinigus nuo 2 žmonių pakvietimo, ir partnerystės šita programa labai gerai veikia, nes mes tiesiog ruošiam žmonės, sudominam juos žmonės, jie mokinasi, ir mokindamėsi jie uždirba pinigus, ir nemažus pinigus. Dar kita skaidrė parodo, kad 2 lygiai jau ateina klonai, biznio, kaip biznio vietos. 4 tos vietos grįžta į pirmą programą, ir jie atsistoja paskui tuos 4 žmonės, kurie yra užregistruoti, 4 partnerius. Ir tiesiog tai yra piramidinė sistema, kad didelis kiekis klonų ateina, grįžta atgal. Ir tie lyderiai, kurie į priekį perėjo per kelius stalus, jie padeda tiem, kurie atsilieka truputį, blogiau dirba, ar dar kas nors perėti kitus stalus ir gauti kelius kartus didesnį atlyginimą, negu jie įmokėjo. Tai šita sistema mūsų, jinai yra taikyta jau 4 metus, ir Sergejaus Khanino mokymuose jis tapo milijonierium per porą metų toj kompanijoje, užsidirbo pinigų, kaip sakė, aš greičiausiai užsidirbau pinigų, nors patirties tinkliniai prekybai pas jį yra virš 20 metų, dirbęs įvairiuose kompanijose. Jis sakė, tik tokioj kompanijoje su tiek žmonių kiekiu galima užsidirbti didžiulę pinigų sumą, ją įsivesti ir ją naudoti gyvenime. Tai jis gavo 3 naujus automobilius iš programų, užsidirbo milijoną, ir va ta patirtim dalinosi, ir pagal jo schemą, kaip reikia ateiti, ką reikia daryti, jis pasidalino tą informaciją. Ir Unilaim programa tai yra tiesiog galimybė nedaryti klaidų, kuriuos mes pridarėm anksčiau, 2 metai ar 3 metai atgal, kada atėjom su Laim programas, o pradėti teisingai statyti žmogų, prapirkti atitinkamą kiekį, ateiti tas programas ir gauti žinias, ir tas žinias perduoti žmonėm, kaip teisingai reikia padaryti. Tai va, nauja sistema Unilaim, atsiskaitimas su USDT yra, ir tai yra 11 lygių, pabaigus 11 lygių, $20,000 yra išmokama jums asmeniškai į jūsų banko kortelę arba į piniginę USDT, kurią jūs persivedėte. Tokios kortelės kaip Wirex, gali būti Revolut kortelės, Bybit kortelės. Ten tiesiog yra jūsų USDT adresas, jūsų piniginė, ir ją pervedami pinigai, kurie paskui išverčiami yra į eurus, į dolerius ar į svarus, ir jūs leidžiate juos pinigimoje arba bankomate, įsigryninant, ir turit galimybę juos naudotis, perkant kažkokias prekes ar paslaugas. Į pirmą lygį pagal tą sistemą ateinam 2 vietom. Tai pirma vieta įėjimas 10 USDT yra, tai dolerių, o antrą vietą perkame už 9. Tai reiškia, pirmą lygį perkant 2 vietas, tai $19 kainuoja. Ir iš karto mes perkam 2 vietas antram lygiai, po 27. Bendroji sumoji, tai čia suma yra $73. Ir tai yra investicija į šitą programą. Kada jūs mokat šitą investiciją, jūs gaunat pilnumoj prieimo prie kompanijos ir prie visų tų žinių, kas yra toj kompanijoje, ir jūs galit už tuos pinigus mokintis, tobulėti, įvairias kryptis pasirinkti, mokslų, kas yra, ir šitą žmonės naudojasi, bet svarbiausia, kad mokslos mokėt pritaikyti gyvenime.
Ir kada mes surenkam 4 žmonės, kartu einam į 6 lygį, į 2 vietas po $720 susimokam, kurie su 4 žmonėm grįžta maždaug po valandos laiko atgal į jūsų sąskaitą. Ir tie pinigai yra sukaupiami iš programos, kol iki 6 lygio praeinat. Ir tiesiog toliau parodysiu aš, kaip pagal sistemą mes statom žmonės, kviečiam tus žmonės, kaip jie turi atsistoti. Ir Unilime sistema, jin veikia iš tikrųjų, tai yra patirtis jau 4 metai. Ir jinai atitikmuo Lime programos yra, kuri atlyginimas išmokamas mums alga bitkoinais išmokama. Ir mes jau ją naudojamės ir tiesiog žinom, kaip naudotis ir ką daryti. Tai va, savo gyvenimo patirtį, kompanijai patirtį mes iš naujo turim galimybę pritaikyti be klaidų ir padaryti teisingai. Pati sistema tai labai gerai veikia, kai jūs pakviečiat 4 partnerius, kartu dalyvautis, tie 4 pakviečia dar 4 ir toliau tai vyksta. Tai įsivaizduokit, kad jūsų pirma linija, antra linija yra 16, pirma linija 4 ir va čia jūsų darbas su tais 20 žmonėm, kuries reikia išmokyti, perteikti informaciją, paruošti, pamokyti, kaip tas sistemas daryti, kaip statyti. Ir bendroji sumoje 8400 žmonių, jūs su tokiu kiekiu žmonių savo grupiai pereisit visus lygius 11 ir gale jums bus išmokėta $20,000 į jūsų piniginę. Tai čia šitai pagal tą sistemą dirbant, iš 6 lygio, kur kaina yra 720, už 2 vietas jums ateina 32 klonai. Klonai tai yra verslo vietos sukurtos pagal marketingą. Ir iš antros vietos irgi 32 ir išmokos jums grįžta po 720 USDT. Už vieną ir už antrą vietą. Jeigu 2 vietas perka, tai reiškia už 2 vietas ir jums grįžta pinigai, nes vėliau pamatysit, kaip 4 žmonės pasistato, kad jums iš karto grįžtų pinigai ir jūs turit galimybę. Į 7 lygį, kada perina žmogus, ten pagal marketingą jau išmokama 3000 ir yra 64 verslo vietos, ateina jums vien tik tai į 1 lygį. Ten jų yra daugiau ir 2, 3, 4, 5 išmokamos. Bet čia kaip pavyzdys, tik tai vien į 1 lygį, kad jūsų partneriai, kur registruoti, kurie ten yra 4 ar 16 tų partnerių, jie pasistumia per visus lygius ir jie gauna kelius kartus daugiau pinigų, negu įdėjo ateidami į programą tos $73 yra. Tai va, pirmas registracija, tai jūs pagal savo slaptažodį einat į savo asmeninį akauntą, vadinamą, į savo puslapį įeinat internetiniai toj programai ir jūs tiesiog nusipirkę USDT įdedat į programą tuos USDT ir perkat 2 vietas, 10 ir 9. Ir jos stato iš viršaus žemyn ir iš kairės į dešinę. Pati kompanija stato, mes patys negalima niekur pastatyti, yra kitos programos, kur galima pačiam pasirinkti vietą, parinkti savo partnerių vietą, kur pastatyti. O čia statos iš kairės į dešinę ir iš viršaus žemyn. Ir 2 vietos, o taip iš kairės ir pasistato. Kada pirmas žmogus pasikviečia, tai jūs perkat 1 lygiai 2 vietas ir iš karto perkat 2 lygiai irgi 2 vietas. Tai bendroji sumoje tai sudaro 9, 10, 27, 27 lygus 73 USDT. Ir kada tas 2 vietas nusipirkot, jūs pradedat statyti žmonės ir čia 4 žmonės taip statos. Pirmas žmogus pakviestas ir kairiai pusėje 2 vietas, kada nuperka, jis atsistoja, pirmas jums iš dešinės, bet to pirmas stovi jo asmenis, tai yra kairiai pusėje. Teisybė sakau. Kada antrą žmogų pakviečiat, jau antras žmogus, 3, 4, jie statos iš kairės. Tai matot, antras atsistojo antroji linijoje, kur 4 vietos stovi, ir antras pastatytas į 3 liniją, kur 8 stovi, antras. Čia ir čia.
Trečias lygiai taip pat statosi už jų antros vietos čia. Nuo 2 vietų čia, kada pirmas atsistojo 2 vietos, jums grįžo pinigai. Už antrą vietą, jums, kada antras žmogus atsistojo su 2 vietom, jums grįžo pinigai. Kada jau pirmą vietą antroji linijoje užimta yra čia pirmo žmogaus pastatyta, tai reiškia ketvirtą žmogų jūs statot iš dešinės, tiksliau kompanija stato, ne jūs statot ir 2 vietas jis praperka. Automatiškai jūs iš pirmo lygio, kada užsipildo pirmoji linijoje 2, antroji linijoje 4, jūs perinat į antrą lygį. Ir kompanija toliau statosi iš viršaus žemyn ir iš kairės į dešinę. Ir matot, antras, trečias, pirmas, ketvirtas atsistojus, jūs perinat į antrą lygį ir trečią vietą čia jums atsistojo antram lygį, kuri lygiai tokia pat vertę turi kaip ir prieš tai, kurias nupirkot. Išmokos lygiai taip pat už visas vietas vienodos yra. Ir jūs padarot auksinį trikampį, 3 vietas viršui uždarot, paskui kurias stos visi žmonės, kurie pereis į antrą lygį pas jūs. Tai matot, ir programa veikia taip, kad į tuščias vietas, kur čia yra rutuliukai nubrėžti, jau statysis toliau žmonės jūsų. Ir nors ne vieno žmogaus jūsų partneriai nepakvietė, o jūs kviečiat toliau, tai atstatot 5, 6 partnerį, matot, 5 čia su 2 vietom atsistojo, 6 čia atsistojo su 2 vietom, reiškia, jūsų antra vieta perėjo į antrą lygį. Nes jau čia 2, čia 4 užsidaro. Ir dar papildomai 2 žmonės pakvietė, jau jūsų dar viena vieta peršoko į kitą lygį, jūs jau turit 4 vietas. Ir kai kviečiasi partneris 7, 8, 9, ir matot, 7 2 vietos, 8 2 vietos, 9 2 vietos atsistojo ir tiesiog pereina tie žmonės į antrą lygį, pereina. Ir jūs atsiranda trečiam lygyje, jau kada žmonės praperka antram lygiui po 2 vietas, jūs atsiranda trečiam lygyje ir čia jūsų antrą vietą jau trečią lygį peršoka. Ir tai yra 3 didesnės išmokos negu už pirmą lygį. Ir va taip pastačius, čia 18 partnerių reikalinga, kad užpildyt 4 linijos 16 marketingo vietų. Čia neskaitant nei klonų, kas ateis tos verslo vietos iš aukštesnių lygių, nei kad jūsų žmonės kažką užregistravo. Tiesiog 16 žmonių pastačius 4 linijoje, mes einame su 4 žmonėm į 6 lygį. Ir 6 lygiai tai yra 2 vietos perkamos po 720 eurų. Nes kol jūsų tas praeis, susikaups pinigai 720 ir 2 vietos naudingiausia pirkti, nes kada 4 žmonės ateina su 2 vietom, jums už valandos grįžta pinigai visi, ką jūs čia sumokėjot ir nupirkot aukštesnį lygį ir suinvestavę pinigus iš karto susigrąžinti tuos pinigus. Tai matot, perkasi pirmos vietos pirmam stale 1, 2, antram stale 1, 2 perkasi vietos ir 6 stale perkasi irgi 2. Šitaip veikia sistema, labai greitai eina per lygį tie žmonės ir pagal tą sistemą Sergejus Khaninas iš tikrųjų taip dirbdamas ir atradęs tą sistemą užsidirbo 1 milijoną ir kaip sakė, užsidirbau per 2 metus. Bet dabar, kai yra ta patirtis, galvoju, kad jis jau su tuo kiekiu žmonių, kiek jis turi savo grupiai ir kiek jis yra užregistravęs į Unilaimą, turėtų per pusę metų jau tas 1 milijonas pas jį atsirast iš tų visų programų, iš Unilaim programų atsirast, nes mes gaunam pajamų šaltinius iš 8 programų, čia yra pas mus 9 programa ir iš visų programų krenta pasyvios pajamos. Turim patirtį, žinom, tai vyksta iš tikrųjų. Ir čia yra antipiramidinė, kaip ir sakiau, sistema, marketingo sukurtos darbo vietos, 32 už 1, jūsų 6 lygio 32 klonai darbo vietos krenta į 1 lygį, vėl iš antros vietos krenta irgi 32 ir jau 64 klonai užpildo
penktą liniją, kur 32 žmonės va čia jau iš eilės į tuščias vietas užsipildo ir visą jūsų grupę žmonių, kuri va yra užregistruota pirmam lygiui, perstumia į antrus, į trečius, į ketvirtus lygius ir ten kaupėsi tie pinigai ir jie va tie 720 USDD susikaupė iš kitų lygių, iš tos programos ir ateinant į 6 lygį jūs jau turit sukaupę 720 USDT iš programos. Septintam lygiui, kada tie 4 žmonės atsistojo kartu su jumis, jūs nušokat į 7 lygį, nes 2 vietos ir 4 vietos susipildė, jūs perinat į 7. 7 lygiai yra išmokas 3000, jūsų sponsorių yra 300, tai yra 10 kartų mažiau sponsoriui išmoka yra už jūs negu jums, kad išmokama, ir dar papildomai gaunat 64 verslo vietas į 1 lygį ir vėl visą kompaniją, jūsų žmonių, visų partnerių, tą grupę perstumia į kitus lygius, kad jie tiesiog pamatytų gaunamas pajamas, judesi per lygius ir tai yra labai akivaizdus. Pelnas matosi ir per 1 mėnesį žmogus turi galimybę užsidirbti, padėjęs, nusipirkęs programas už $73, per 1 mėnesį $300 jis turi galimybę užsidirbti ir tai yra 3 kartus daugiau negu idėja. Tai yra tiesiog mes dalinamės tą informaciją, rodom žmonėm šitą informaciją ir žmonės pradeda tikėti jumis, kad iš tikrųjų tas vyksta. Tai 300% uždirbti mėnesį, tai ne kiekvienoje vietoje galima, o čia yra be jokių rizikų, be didelių investicijų, jūs tiesiog uždirbat tiek pinigų, kuriuos galite įsivesti į savo piniginę, į savo banko kortelę, į parduotuvę ir sumokėti. Čia yra 7 stalo pavyzdys. Matot, kada atsistoja į 1 vietą, čia yra išmokama, tai va, jūs stovit perėjęs, 2 žmonės už jūs atsistojo, ir va čia 4 žmonės atsistoja, 5, 6 žmonės. Į kada į 1 vietą atsistoja žmogus perėjęs, ar iš sponsoriaus, kuris iš 8 lygio grįžta į 7 vietą, ar ten pasyvėja jūsų vieta į 7, į 6 perina kažkoks žmogus. Tai užsipildo ta vieta, pasistato, jums su partneriu išmokama 300 laimų, išmokama, į jūsų vietą 64 verslo vietos atsistoja. Tai yra antipiramidinė sistema veikia, 1 vietą į 4, 1 vietą į 5. Kada 2, 3 vietoj atsistojo žmogus perėjęs čia, neprasipirko, o atsistojo, tai jum išmoka yra 3000 unilaimų, tai 3000 USDT, kuriuos jūs įsivedat į savo piniginę, į savo USDT piniginę, paskui į banko kortelę ir jūs galite leisti parduotuvėje, bankomatė, už paslaugas mokėti, įsigryninti, žmogui persiųsti savo banko kortelės, su tais pinigais darot, ką norit. Atsistojus į 4 vietą, tai tada jau perėjimas yra į 8 lygį, 30 plus 870, tai lygų 900 laimų, tai yra kaina 8 lygio, ten yra 3 vietos, bet vėl biznio vietos 8 perina į 1, 4 į 2, 3 į 3, 1 į 4 ir matot, visi lygiai papildomai gauna klonų. 4, 5, 2, 3, 1 ir iš to didesnio 6 lygio perėjus į 7, tai klonais užpilami visi lygiai ir jums net jų nei 4, nei 3, nei 5 pirkti nereikia. Ir tokia galimybė vėl pastumia žmonės į priekį, vėl jie eina į kitus lygius ir jie gauna didesnės išmokas ir iš tikrųjų tai yra labai naudinga žmonėms. Čia yra lentelė bendroji sumoj, kiek kainuoja kiekvienas lygis, kokios išmokos yra jums, kokios išmokos yra už partnerius. Ir matote, kad bendroji sumoj tai 27 000 unilaimo, lygu 27 000
0,4 USDT grįžta iš programos jums asmeniškai į jūsų sąskaitą. Tai yra gan normalūs pinigai, kuriuos galima pasiekti per metus laiko, bet čia yra skaičiuojama nuo vienos vietos. Ir įsivaizduokit, kad jūs tokias vietas nusipirko 2 šeštam, 2 antram ir 2 pirmam. Tai jūs jau turit 6 vietas, kur išmokos už kiekvieną verslo vietą yra vienodos. Ir tos jūsų vietos, kada eina per programas, tiesiog tie pinigai yra uždirbami, tos pasyvios pajamos, ir tos pasyvios pajamos po mirties lieka kaip palikimas vaikam, anūkam, proanūkiam, ir toliau dauginasi pinigai, ir tie pinigai yra išvedami į banko korteles. Norint pradėti darbą, reikėtų padaryti namų darbus, pasiruošti darbo įrankius, sukurti Messengerių, Zoomus, WhatsAppus, Telegramus bendravimo, tai socialiniuose tinkluose perduoti informaciją ar pasižiūrėti informaciją reikalingą ir tiesiog užsiregistruoti blockchain'e, susikurti USDT piniginę, turėti tų blockchain'ų yra įvairių, ir Whitebit, ir Bybit, ir Metamax'as, ir Revolut kortelė, ir dar kas nors tokio, ir jūs turit galimybę tiesiog išsivesti pinigus į šitą USDT piniginę ir ten laikyti ir kaupti, ir dar galit padaugint, nes išmokina žmonės kompanija ir mes mokinam, kaip tiesiog pirkti kriptovaliutą, parduoti kriptovaliutą, kad jums uždirbtų palūkanas 20% į mėnesį. Tai yra mokslai žinios, kad žmogui nenuvertėtų pinigai ir turi galimybę žmogus tiesiog kaupti pinigus teisingai, kad jie neprapultų, ir juos kontroliuoti turi pats, ne kažkam patikėti, pensiniam fondam, sodrai, bankam ar dar kas nors, kurie dirba iš jūsų pinigų, gauna administracinės pajamas pirmiausia, o paskui tik tai procentai eina jums, o čia jūs išmokstat toj kompanijai patys kaupti pinigus, patys dirbti su pinigais, patys kontroliuoti savo pinigus, nes turit slaptažodžius, turit galimybę tiesiog gauti pajamas iš kompanijos iš karto ir nieks neužlaiko jūsų pinigų, kuriuos jūs uždirbat. Tai nusipirkti USDT reikėtų 4 vietom, 10, 9, 27, 27, 70. $3 yra pasirašyti nors 40 žmonių sąrašą, kam paskambyti, su kuo pakalbėti. Ten yra ir tiesiog pasidalinta informacija, tą, ką jūs gavot, tiek, kiek jūs uždirbot, ir be jokių problemų. Pasižiūrėti video šitą YouTube įrašą apie šitą strategiją. Sergejus Haninas pasakoja, kaip jis uždirbo pagal tą sistemą, kodėl reikia pirkti, ką reikia ten daryti. Ir pasibraižyti šitokią sistemos schemą, ką aš dabar pabraižiau, dėl to ir tos nuotraukos padarytos, kad matytumėt, kaip ant balto popierio braižas ir žmogui aiškina, kas į kokią vietą atsistoja, kiek pinigų gaunasi, kiek žmonių reikia, per kokį laiką, su kiek žmonių, su kokiom investicijom yra, ir tai yra žmogui paprastai ir lengvai paaiškinama, ir žmonės tiesiog daro sprendimus. Bet norint padaryti sprendimą, jam reikia pirmiausia duoti informacijos. Nes kada padarom pristatymą, tai atsakymas 95% man reikia pagalvoti. Ir žmogui pagalvoti, ar dėti į savo žinias, ar nedėti $19 be jokių rizikų, be nieko, ir tie pinigai susigrąžinami, ir gauti žinias, kaip tas viskas darosi. Tai tiesiog, žmogui reikia nebandyti, o daryti verslą. Verslas tai yra labai paprastas, kad jūs, būdamas verslo savininkas, pakviečiat 4 vadybininkus kartu daryti verslą ir tiesiog juos mokinat, kaip tą padaryti. Versle, jeigu vadybininkai nedirba, juos atleidžia iš darbo. Čia mes nei priimti darbą, nei atleisti neturim galimybės, tiesiog mes ruošiam žmonės taip, kad jie uždirbtų pinigus ir neprarastų pinigus. Nes daug žmonės praranda įdėdami kompanijas pinigus, daug negatyvaus patyrimo yra apie tai, bet visas tos žinios, kada žmogus turi patirties, jis niekada nepraranda pinigų, ir mes šitą mokinam, kad jis nepraradinėtų savo pinigus.
ir kad infliacija nesuvalgytų jo pinigų. Atsisiųsti nemokamą Limecoin žaidimą, tai Telegrame yra žaidimas, pirštų paspaudimais, va taip paspaudžius, jum kaupiasi Limecoinai, kurie kriptovaliuta yra, kuri kažkada tai turi savo vertę biržoje arba vietiniai pinigai. Ir mes tiesiog dabar juos kaupiam. Jie išleisti yra 21 milijonas tos kriptovaliutos, jau per pusantro mėnesio mes jau sukaupėm šitą kriptovaliutą 6 milijonus savo asmeninėse sąskaitose ir va tais paspaudimais jums tiesiog kaupiasi kriptovaliuta, kurią paskui bus galima išversti į pinigus ir panaudoti sistemui, kad juos įsigrynint. Pasiruošti kalendorių, pasiplanuoti savo laiką, nes daugiausia atsakymai, kada ateini pristatymą pro žmonės, sako, mes neturim laiko, neturi laiko, kada gauti informacijos, neturi laiko, kada uždirbti pinigus, neturi laiko, kada gyventi, neturi laiko, kada džiaugtis to gyvenimu ir kažko tai žmonės užsiminėja, nes laiko. Kada pradedi laiko planuoti eiti darbą, laiką planuoti mokytis, laiką planuoti vaikam, laiką planuoti kažkokiam renginiui, laiką planuoti atostogom. Tai va tas planavimas tai yra tinklinės rinkodaros versle arba bet kuriam versle yra pats pagrindinis daiktas, reikalas, nuo kurio prasideda visi verslai, visas gyvenimas. Planavimas laiko labai atneša didelius pinigus, nebereikia narvuotis, nes jau viskas jūs suplanuota į savaitę į priekį, jūs žinot, ką darysit, kada darysit, aišku, planai keičiasi, persiplanuoja, bet Google programėlė, kalendoriai, netgi priminimai yra aprašymai, ką kalbėjot, ką darėt, kokiam žmogui perskambit ir ją lengva naudoti. Ir tiesiog sponsorius pasako, kaip daryti, kaip pradėti dirbti. Va dabar mes laukiam signalo, kada į Unilime programą ateiti, kada prapirkimus daryti. Tai čia yra vis dėlto komandinis darbas, visa komanda palaiko vienas kitą ir iš tų žmonių bendravimo, iš visko, tai va ir darosi didžiulį sumos pinigų, kada kitam žmogui padedi uždirbti pinigus ir tie pinigai tiesiog žmonėms atneša laimę, džiaugsmą ir perspektyvas mato ir kažkokios tikslus pradeda kurti, kada žmogus mato, iš kur gauti pinigų, iš kur padidėti savo pajamas, kad benzino kainos, maisto kainos ar būto kainos nesuvalgytų jo viso atlyginimo, kuris jis uždirbamas. Bet mes mokinam tiesiog, kad jis iš savo atlyginimo mokėtų nors 50 eurų atidėti į atitinkamas santaupas ir ten uždirbti 15-20% palūkanų kiekvieną mėnesį. Tai į programas atėjus Unilime ar kitas mūsų programas, kur prie Bitcoino yra atlyginimo pririštos, tai Laimas, Bitlaimas, auto programos, namo programos, yra kelionio programos, Unilime programos, jos yra 8 ir dabar yra sukurta 9 programa, kuri pririšta prie USDT. Tai yra tik tai vienas mokėjimas, įeinant į programą, daugiau jokių mokėjimų, kas mėnesinių mokesčių nėra. Ir vieną kartą sumokėjusi programą $10, jūs turit galimybę gauti žinias, jūs turit galimybę dalyvauti programai, bet pagal tą sistemą mes patariam, kad pirkti 2 pirmas vietas, 2 antras vietas, tai žymiai greičiau jūsų grupė perkelia per visus stalus ir jūsų atlyginimai trigubinasi, dauginasi. Tai va šiandien tiek norėjau pasakyti apie Unilime programą ir jūs turit galimybę prie mūsų prisijungti, turit galimybę savo tikslus įgyvendinti, uždengti paskolas, kreditus anksčiau laiko grąžinti, sukaupti pinigus kelioniai, vaikams studijoms sukaupti pinigus. Ir tai čia mokslas apie tai. Magic Lime Akademija tai yra oficialiai audituota kompanija, kuri dirba jau 4 metai, toj kompanijoje 25 milijonieriai yra iš tos kompanijos tapo 127 mašinos išdalintos žmonėms. Tai iš tikrųjų laiko patikrinta kompanija, tai mokymo programa, kurios uždaryti negali, nes jie oficialiai daro mokymus su visom licenzijom ir tie mokymai nuotoliniu būdu jie atneša žmonėms naudą. Tai va tiek šiandien norėjau pasakyti apie mūsų kompaniją Magic Lime Akademija, kviečiam prisijungti prie mūsų, nes ką brangiausia yra, tai yra informacija ir kas valdo pasaulio informaciją, tas valdo pinigus.
o mes tą informaciją, galima sakyt, dalinamės, mokinomės už dyką, nes nedidelės sumos, rizikos nedidelės, nes nuo 2 žmonių ir tie nedideli pinigai jums grįžta į jūsų sąskaitą, kad jūs galėtumėt parodyti žmonėm, kad jūs nieko nerizikavot, investuodami į savo žinias, į savo mokslą. Tai ačiū už dėmesį tada, visiems linkiu sėkmės ir dirbkime kartu uždirbkime ir visiems gyvenimas bus geresnis ir tiesiog vienas kitam padėdami, dirbdami komandoje, žymiai daugiau turėsit pinigų ir lengviau bus gyventi jums, jūsų šeimos nariams. Ir galimybė dirbti iš namų taip pat labai suteikia didelės privilegijas, kad nereikia 8 valandą keltis į darbą, 12 valandų dirbti, kad turėt pinigų, nes baigėsi per mėnesį pinigai už paskolas, už mokslus, už būtų, už patarnavimus ir vėl kitą mėnesį reikia eiti į darbą. Ir išmokus daryti verslą nuotoliniu būdu, papildomus pajamas, pasyvias pajamas turėti, gyvenime labai yra naudinga žmonėms. Tai ačiū, iki susitikimo.